Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, čia Laurynas Jacevičius ir laida Biblijos slėpiniai, kurios metu aptarinėjame išėjimo knygą. Su manimi, kaip ir įprasta šitos laidos kontekste, prie mikrofono Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai, išėjimo knyga. Jau esame aptarę 4 skyrius, o šiandien apžvelgsime 5. Kaip ir įprasta, skaitysim visą skyrių, o po to kalbėsim apie tai, kas mums yra įdomu. Vilėmės, kad yra įdomu jums ir gaunate iš šitų laidų naudos. Na, o dabar išėjimo knyga 5 skyrius nuo 1 eilutės. Po to Mozė ir Aaronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam: Taip kalbėjo viešpats Izraelio dievas, leisk mano tautai eiti, atšvęsti mano iškilmę dykumoje. Bet faraonas atsakė: Kasgi tas viešpats, kad aš turėčiau jam paklusti ir leisti Izraeliui eiti? Nei aš pažįstu tą viešpatį, nei leisiu Izraeliui eiti. Tuomet jie tarė: Mums apsireiškė Hebrajų dievas. Prašom leisti mums nueiti į dykumą 3 dienų kelią ir ten atnašauti auką viešpačiui mūsų dievui, kad kartais jis neištiktų mūsų maru ar kalavijų. Bet Egipto karalius atsakė: Mozė ir Aaronai, kamgi judu atitraukite žmonės nuo darbų? Nešdinkitės prie savo lažo. Faraonas tęsė: Žiūrėkite, jie gausesni už krašto gyventojus, o judu norite atleisti juos nuo lažo. Ta pačią dieną faraonas įsakė žmonių prievaizdams ir apskaitininkams: Nebeduokite daugiau žmonėms šiaudų plytoms dirbti, kaip iki šiol darėte. Te eina ir te pasirenka šiaudų patys. Bet reikalaukite iš jų to paties skaičiaus plytų, kaip kad anksčiau jie padirbdavo. Skaičiaus nesumažinkite, nes jie tinginiai ir rėkauja: Leisk mums eiti ir atnašauti auką mūsų dievui. Duokite vyrams daugiau darbo, te dirba ir te nepaiso melagingų pažadų. Taigi žmonių prievaizdai ir apskaitininkai išėjo izraelitams pasakė: Taip kalbėjo faraonas, nebeduosiu jums jokių šiaudų. Patys eikite ir pasirūpinkite šiaudų, kur tik galite jų rasti. Tačiau darbas jums niekiek nebus sumažintas. Tada žmonės pasklido po visą Egipto žemę rinkti šiaudų ražienose. O prievaizdai spaudė sakydami: Atlikite savo darbą. Kasdien turite padaryti tiek pat, kiek padarydavote gaudami šiaudus. Izraelito apskaitininkai faraono prievaizdų paskirti juos prižiūrėti buvo nuplakti. Kodėl, klausta, jų nepadarėte nei vakar, nei šiandien nustatytos skaičius plytų, kaip kad pirmą padarydavote? Tada izraelito apskaitininkai nuėjo pas faraoną ir skundėsi sakydami: Kodėl taip elgėsi su savo tarnais? Šiaudų tavo tarnams nebeduodama, tačiau įsakoma: dirbkite plytas. Žiūrėk, kaip tavo tarnai plakami. Tuo tarpu kalti tavo paties žmonės. Jis atsakė: Jūs slunkiai, jūs tinginiai. Kodėl? Todėl ir sakote: Leisk mums eiti atnašauti auką tam viešpačiui. O dabar nešdinkitės prie darbo. Šiaudų jums nebebus duodama, bet vis vien turite padirbti tiek pat plytų. Izraelito apskaitininkai pasijuto ištikti bėdos, kai jiems buvo pasakyta: kasdienio plytų skaičiaus nemažinkite. Išeidami iš faraono jie susidūrė su Mozė ir Aaronu, kurie stovėjo ir laukė jų. Viešpats te pasižiūri į jūs ir te teisia. Užtraukėte mūsų faraono ir jo pareigūnų nemalonę, įdėjote jiems į ranką kalaviją mums nužudyti. Mozė vėl kreipėsi į viešpatį sakydamas: O viešpatį, kodėl tai blogai elgėsi su šia tauta? Kam iš viso mane siuntei? Nuo to laiko, kai nuėjau pas faraoną kalbėti tavo vardu, jis engė šią tautą, o tu nedarai nieko savo tautai išgelbėti. Taip pat pakankamai gerai žinoma scena, daug yra kalbama apie darbą, bet prieš tai gal kreipim dėmesį į vieną tokį dalyką, kuris, man atrodo, yra pakankamai svarbus mums įsiaiškinti. Nors lietuviškose vertimuose yra parašyta žodis viešpats visomis didžiosiomis raidėmis, hebrajiškai tai reikštų kažką kitą išvis, nes viešpats tai gali mums būti kaip ir nebūtinai tikrinis Dievo vardas, tai gali būti ir titulas ir taip toliau. Viešpats yra skirtingai rašomas taip pat šventajame rašte, kartais būna iš tiesiog vienos didžiosios raidės, kartais būna iš be tik mažąją raidę. Didžiosiom raidėm čia dabar Senajame testamente yra parašyta, tai truputį apie tą žodį viešpats ir kad taip pat jis yra vadinamas hebrajų viešpačiu, tarsi kažkoks atskiras nuo kažko kito. Tai truputį šitą situaciją pabandykim pasiaiškinti. Taip, Laurynai, tas klausimas gali kilti Biblijos skaitytojui, kodėl šis žodis kai kada yra didžiosiom raidėm, o kai kada nėra iš didžiųjų raidžių. Ir čia šiuo atveju mes turim gan seną ir gilę tradiciją. Hebrajiškam tekste mes sutinkame mįslingą Dievo vardą, kurį mes aptarinėjom jo reikšmę ir dar prie jos grįšim, kuris yra susijęs su žodžiu aš esu. Ir greičiausiai, moksliniais tyrimais, sakykime, labai tikėtina, kad tai galėtų būti tariama kaip Jahve. Vis tik žydai turėjo tradiciją iš pagarbos Dievo asmeniui ir jo nesuvokiamumui to vardo netarti, vietoj to vardo sakyti
Adonai arba Elohim arba Šem, tai yra pakeisti į terminų dievas, viešpats arba vardas ir panašiai. Ir jau kai buvo verčiamas tekstas į graikų kalbą, vadinamoje Septuagintos tradicijos vertimuose, tai vertėjai ten, kur buvo šitas 4 raidžių Dievo vardas, jie jį vertė kaip Kyrijos. Ir automatiškai vėlesni vertimai, sakykime, tą tradiciją perėmė ir iki mūsų dienų vienaip ar kitaip tas vardas yra išskiriamas, jog mes žinotume, jog čia yra Dievo vardas, bet iš pagarbos jam mes jį pakeičiam terminu viešpats. Tai ten, kur tiesiog sutinkame žodį viešpats, jis yra išverčiamas ir rašomas normaliu šriftu, ten, kur yra naudojamas Dievo vardas, Jahve, ten mes iš pagarbos tam vardui ir iš pagarbos šitai senai tradicijai naudojame žodį viešpats. Toks yra, sakykime, kontekstas. Tai Bibliją skaitant, tą galima žinoti. Taip. Pirma pusė skyriaus yra apie tai, kaip Mozė ir Aaronas sako, kad reikia faraonui juos išleisti į dykumą, nueiti 3 dienų kelią, kad pagarbintų viešpatį. Faraonas tai interpretuoja kaip išsisukinėjimą ir tingumą. Mes tiksliai nežinom, aišku, ką jisai galvoja, bet jisai nenori jiems, ne tik, kad nenori to leisti, bet tada užkrauna dar didesnius lažo darbus, liepia padaryti tiek pat plytų, bet jau nebeduoda tinkamų priemonių. Ir mes jau čia prieš laidą kalbėjom, kad čia yra pastebima tokia darbo, įsikinkimo į darbą tema, kuri yra aktuali ir šiuolaikiniam žmogui. Tai galim pradėti po truputį plėtoti ne tik tą faraono priekaištą, bet to pačiu ir tą šiuolaikinio žmogaus darbo problemą. Taip, tik tai dar trumpas intarpas iki mums nueinant į turbūt vieną pagrindinių temų šitos skyriaus. Galima pastebėti patį kontekstą, jog Mozė ateina prašyti faraono išleisti arba išsiųsti, atleisti juos nuo darbų, kad jie galėtų išeiti. Pastebėkime, Mozė neorganizuoja sukilimo, nenaudoja ginklo, jis apeliuoja į tam tikrą tautos teisę švęsti šventę, religinę šventę savo Dievo garbei. Istorikai, archeologai šiai dienai mums pakankamai gerai atkuria Egipto kultūrą ir papročius ir iš užrašų, darbo užrašų knygelių, iš įvairių meistrų įdomu yra pastebima tai, kad buvo užfiksuojama visada priežastis, kodėl jis netvyko į darbą. Labai dažnai ta priežastis buvo šventės ir kaip taisyklė religinės šventės. Tai yra šiai kultūrai nebuvo svetimas pripažinimas, jog ir darbuotojas arba vadinamas tarnas, vergas gali būt atsiprašyti nuo darbų, jeigu yra labai svarbi šventė. Taigi Mozė apeliuoja į pripažintą teisę Egipto visuomenėje, jog kiekvienas žmogus šalia savo pareigų visuomeniai, valstybei jis turi pareigą, religinę pareigą. Ir tokiu atveju jisai prašo tos 3 dienų kelionės, čia reiktų suprasti, yra ne dienos laiko ilgis, o atstumas. Tais laikais žmonės negalėjo matuoti kelionės taip kaip mes, kilometrais. Jie matavo laiku ir tokiu būdu apibrėžiamas buvo atstumas. Ir tos 3 dienos iš esmės yra toks laikas, po kurio tu išeini iš Egipto žinios, kažkuria prasme, iš faraono žinios. Tu iš tikrųjų tampi autonomiškas, laisvas. Taigi Mozė neprašo, kad jie būtų paleisti iš vergovės, jis prašo tai, kam jis pagal to meto papročius ir kultūrą galėtų prašyti, yra švęsti Dievo šventę. Ir kad galėtum švęsti Dievo šventę, tu negali vidury darbų jos atšvęsti. Tu turi keliauti, atsitraukti nuo reikalų, kopti į kalną ir joje švęsti su Dievo šventė. Tai Mozė prašo, kas priklauso, prašo nedaug, tačiau faraonas priešingai kitiems dievams, kitų religijų kultams suteikia tokią teisę, o šitam jis žiūri ypač paniekinamai ir nesuteikia. Čia, aišku, taip pat bus ta tema, ar Dievo planas pavyksta ar nepavyksta. Nes šiuo atveju jisai paprašo ir gauna neigiamą atsakymą ir atrodo neigiamas atsakymas yra feilas. Tačiau vėliau mes matysim, kad iš tikrųjų kaip gerai, kad faraonas jų neišleido, nes tada iškilo teisė reikalauti daugiau. Va. Ir kitas momentas, ką mes matom, kad Mozė ir Aaronas belieka tik dviese. Praeitam skyriui mes sakėm, kad eikite kartu, Dievas kalbėjo su vyresniaisiais, visa tauta, bet vyresnieji kelioniai kažkur tai
išsigando to faraono akivaizdos ir mes turim šitos du brolius, kurie stovi be ginklo, be agresijos, be ekonominės galios, be politinės galios. Ir tai yra irgi scena labai neįprasta. Reiškia, jie ateina prašyti pas faraoną, patys faraono akise, turintis tokį labai prastą įvaizdį. Reiškia, vienas yra iš Mediano krašto kažkur piemuo atėjęs ir gal labai seniai ir buvo čia rūmose, bet šiuo metu bevardis. Kitas yra, vėlgi, priklauso vergų tautai, nors levitai nebuvo pavergti. Mozė ir Aaronas priklausė tai giminiai, kuri turėjo tam tikrą atleidimą nuo darbų. Vis tik ta scena yra mums šokiruojanti. Ir prieinam prie tos temos, jog jie prašo leisti švęsti, o faraonas atsako, jeigu jums kilo mintis, kad reikia švęsti, reiškia, jūs per mažai užsiėmę, jūs esate tinginiai. Norėjimas švęsti yra tingėjimo požymis ir reikia tiesiog padidinti darbą ir užimtumą, reikalų buvimą ir tokiu atveju išgydyti nuo visų tuščių minčių. Ir tuo, kaip čia pasakyti, egzistuoja tos dvi stovyklos. Vieniem atrodo, kad jeigu tu turi laiko mąstyti, laiko analizuoti save, laiko sustoti, laiko melstis, laiko filosofijai, laiko diskusijai, laiko tokiems ir panašiems dalykams, tai kažkas sako, tu tiesiog esi turbūt per mažai užsiėmęs, daugiau dirbk. Nes tie dalykai atrodo kaip tinginystė arba dykaduoniavimas. Ir atvirkščiai. Darbas gali būti tuščias iš anos perspektyvos. Jeigu tu taip užsiėmęs, jog net nesupranti, kam tu dirbi, tai tokiu atveju tu dirbi per daug. Nes jeigu mes užduosim klausimą, o kam mes dirbam, tai mes ir dirbam, kad galėtume švęsti. Toks yra įdomus dalykas, kad šventės laikas nėra opozicija darbui, bet darbo prasmė. Nes tik tai tuo metu, kai mes galim švęsti kaip visuomenė, kaip bendruomenė, švęsti santykė su Dievu, išgyventi šventimą, tada darbas yra prasmingas. Tokiu atveju jisai kaip tik pakilėjimas yra į aukštesnį lygį. O kai mes supriešinam ir sakom, šventi tai nedirbi, tai tokiu atveju mes nupiginam darbą ir jį padarom iš principo vergovės instrumentu. Ir čia yra ir pastebim, kad tironija jau senovės graikai, ir Platonas, ir Aristotelis, jie nemažai skyrė savo apmąstymų tam laisvam laikui. Ir tironijai, kaip tai susiję. Ir jie jau susiję tai, kad tironija ne tik bijo nedarbo, kaip šiandien mes kovojam gal su bedarbystė. Ne šitas dalykas gąsdina tironiją. Tironiją gąsdina žmogus turintis laiko mąstyti. Nes jeigu jis mąsto, jis tada atranda sąžinę, atranda kritinį mąstymą, atranda savarankišką mąstymą, juo nebegali taip manipuliuoti. Tai jie turėjo tokį terminą senovės graikai kaip scholė, tai iš ko šiandien kilo žodis mokykla, arba mes kartais, nežinau, mano laikais sakydavom šūlė, tai yra laikas mokymuisi, laikas sustojimui. Ir tai nėra tuščias laikas, kaip tik tai yra labai prasmingas laikas. Ir šiuo atveju tironijos jos stengiasi žmogų įjungti į valstybės reikalus, politinius reikalus, arba šiandien mes galim kalbėti apie vartotojišką visuomenę, kuri užsuka žmogų tiek, kad žmogus net nežino, kam jis tai daro iš tikrųjų, kokia to prasmė pirkti daiktus, skolintis dėl tų daiktų ir vėliau neturėti niekam laiko, ypač Dievui, reiškia neturėti laiko. Tai tuo požiūriu mes galim patapti, kaip vienas filosofas Joseph Pieperis, čia 20-ojo amžiaus garsus mąstytojas, jisai sako, mes tampam totalaus darbo visuomenė. Reiškia, ir tai yra manipuliacinis įrankis. Naciai beje, irgi ironija, kažkuria prasme atkartodami to Egipto faraono vykdomą žydų tautos naikinimą, irgi ironiškai ir, taip sakykime, absurdiškai koncentracijos stovyklą, ar ne, buvo iškėlę tą terminą darbas išlaisvina. O iš tikrųjų, jie ir mąstė, kad jeigu tu turi laiko mąstyti, reiškia per mažai dirbi, reikia daugiau dirbti ir neturėsi jėgų ir energijos susimastyti apie rimtus klausimus. Tai tokios pora įžvalgų, Laurinai. Man teko klausyti tinklalaidės kažkada Roberto Petrausko su filosofu profesoriumi Alvydu Jokubaičiu apie darbą ir laisvalaikį. Ir viena iš pirmų dalykų, kuris ten paminėjo, ir tikrai verta dėmesio, ta tinklalaidė ir pokalbis tas jų konkretus, paminėjo, kad kaip jam
atrodo keistai ir galbūt absurdiškai, kai ant antkapių yra parašyta, ten toks ir toks žmogus mirė tada ir ten, pavyzdžiui, inžinierius arba dar kažkas, kad jo visas gyvenimas iš principo susivedė į jo profesiją, ką jisai dirbo ir ką jisai darė. Ir panašiai jisai kaip Piperis tikriausiai kalbėtų apie tą totalaus darbo visuomenę, kur ir sako, kad mirtis yra labai gera gydytoja iš to, kaip, pavyzdžiui, žmogus, kai stipriai susirga ir atsiduria kritiniai situacijoje, pavyzdžiui, ligoninėje ir yra mirties gyvybės klausimas, tada darbas, kur jisai pasideda, tas, kas buvo pagrindinis dalykas tavo gyvenime, jisai nueina kaip ir į neaišku, kurį dabar tą planą. Ne tai, kad darbas yra nesvarbus, bet kad mąstyti ir iš tikrųjų gerai ilsėtis, nes mes, ką tikriausiai, kodėl mums bent jau lietuviams atrodo, tas poilsis kartais toks kaip kai kuriems alergija, gali iššaukti alerginę reakciją dėl to, kad mums šventė yra susijusi su baliavojimu, alkoholio vartojimu ir tiesiog, nu, vat, toks ten apie mąstymą ten mažai yra kalbos irgi, ten yra kažkas visiškai tokio kito, bet panašu, kad kai mes kalbam apie, pavyzdžiui, tokio tipo religinę šventę ir religija yra apie tai, apie ką sukosi senovės izraeliečių gyvenimas. Ir taip pat, kaip profesorius Tomas Odeika sako, kad kai yra klausima apklausose žmonių, ar religija jums yra svarbi, sako, šito klausimo nesuprantu, nes kaip gali būti religija nesvarbi, tai jeigu žmogus yra religingas, tai religija ir yra tai, kas yra svarbu. Čia negali būti svarbu arba nesvarbu, bet tai iš principo tai yra. Ir tada religinė šventė išeina tokia dėl to, kad tai yra garbinimo išraiška, skirta sustoti, susimastyti ir taip toliau. Čia tikriausiai eina ir šabo sąvoka. Tai mes gal galim truputį ir apie tą pakalbėti, ką šabas tada reiškia, nes irgi kai kurių krikščioniškų šakų interpretavimų šabas būtinai yra šeštadienis ir būtinai tą dieną reikia tiesiog pamaldas laikyti arba susirinkti pamaldoms. Tai čia yra visa šabo esmė. Tai ne sekmadienis, o būtinai šeštadienis, nes tai pasakys yra Dievas. Bet atrodytų, kad šabo tada ta reikšmė, sekant tą loginę giją, būtų šiek tiek kitokia. Taip, iš tikrųjų, kai mes susidurėm su tuo faraonų nurodymu į darbą ir apmastom, apie ką jis kalba, kaip čia naudodamas tą vergišką darbą, suprantama, jog nereikėtų klausytojams bijoti, kad jeigu jie eina į darbą, kad čia yra kažkoks faraono prakeikimas. Ne, čia ne apie tą darbo dalį žmogaus gyvenime mes kalbam, bet apie mūsų užimtumą pačių reikalais ir pačių gyvenimo, reiškia. Nes atsimenat, prakeikimas jo buvo tame, kad Adomas turėjo dirbti, prakaituoti, tačiau ir sustoti ir aukoti. Ir toks darbas jis gali gydyti, kai jis yra sveikai priimamas. Bet vergiškas darbas, kai negali garbinti Dievo, negali visiškai sustoti, jis tampa prakeikimu. Tai būtent ne tikrąją tą žodžio prasme, kai žmonės turi darbo santykius, bet iš principo žmogaus užimtumas gyvenimo reikalais, savimi, tai gali būti verslas, politika ar kažkokia kita veikla, kurie sutrukdo rasti garbinimui, šventijai. Ir šeimos šventijai, bet svarbiausia Dievo šventijai. Ir kai Laurinai sakai, ar susišaukia su pirmaisiais Biblijos puslapiais, kuomet Dievas sukuria pasaulį, dirba ir pastato jį kaip šventyklą, taip, susišaukia. Ir ten mes matėm 6 dienų tą darbą ir 7 dieną Dievas ilsėjosi, bet tas poilsis, mes sakėm, yra šventė. Jis į tą švenčią kviečia žmogų ir žmogus dėja iki jos nenukeliavo, ta kelionė yra dar atvira ir dabar vėl nuo to pačiu prasideda, kad Mozė kviečia izraelitus eiti ant kalno ir švęsti. Tai yra ta aliuzija į 7 dienos šventę, jog jie turi ilsėtis ir švęsti. Ir šventė yra bendrystė su Dievu ir vienas su kitu. Ir tai nėra nieko neveikimas, kaip tokia nirvana ar kažkoks tai pasyvumas. Ne, tai yra iš tikrųjų atsitraukimas nuo savęs ir matymas Dievo ir kitų ir džiaugsmas Dievu ir kitais. Tai yra šventimas kūrinijos ir Dievo darbų. Tai iš tikrųjų tas 7 dienų modelis ir kulminacinė diena kaip šventė atsikartoja ir čia. Mozė sako, leisk mus, atleisk nuo darbų. Ir faraonas kaip tik oponuoja tam. Ir čia aidi tarytum tokia strategija labai dažnai mūsų pasyvumo, mūsų mėguistumo, mūsų negalėjimo susirasti laiko Dievui, maldai, kitam dvasiniams reikalams, nuolat sakant, aš tiesiog neturiu laiko. Atsimenu, man kartais tenka panagrinėti apklausas, duotų atveju dėl švento rašto skaitimo ar panašiai. Ir labai dažnai kažkur top priežastyse, kodėl žmogus neskaito, švento rašto aš atsakysiu, kad nerandu tam laiko. Tai per daug esu užsiėmęs. Tai atsakymas, tu tikrai per daug užsiėmęs esi. Ir čia yra skyrius, tarytum, ir apie tai.
ta dalis to vergiškumo, bet vėl kartoju, nebūtinai tai liečia ėjimą į darbą, nieko blogo tame nėra pačiam darbe, bet jo nesugebėjime sustoti, nes poilsis nėra priešingybė darbui, bet darbo sukilninimas. Jeigu yra iš tikrųjų laikas šventei, tai ir tada tas darbas iki šventės arba sudarimas galimybės švęsti, jis kaip tik tampa prasmingas. Reiškia, šventė neoponuoja darbui, bet jinai jį sukilnina. Man ta mintis irgi labai gaivinanti. Ir iš tikrųjų tironams yra pavojinga turėti žmonės neužsiėmusius. Ir Platonas kalbėjo, kad kai kada jos užima karu, politika, Aristotelis gali sakyti ten reikalais ir kitais dalykais, bet jie kalba apie tai, kad tironas dažnai manipuliuoja visuomenę ir viską bando daryti, kad jinai negalėtų savarankiškai laisvai savyje mąstyti. Tai ta tironija ir gali būti vidinė žmogaus tironija, kai jis vergauja materializmui, vartotojiškumui ir tokiems dalykams. Mes tikriausiai galėtumėm čia kalbėti apie tokį užsisukimą žiurkėno ratelyje, tarsi tokiame, kur tu bėgi vardan bėgimo. Niekur tavęs tas neveda, tai bet kad svarbu yra tiesiog būti visiems, svarbu yra bėgti. Toks yra pats svarbiausias dalykas, nebūtinai klausiant, kur tu judi, kokia yra viso to prasmė, nes jeigu truputį pristoji, svarbu greitai bėgti. Bet nes jeigu tu bent truputį išlipi iš to ratelio, pradedi mąstyti, o kodėl aš taip dariau. Dabar ne tai, kad tai būtų blogai dirbti, be abejo, visi mes dirbom ir tai irgi Dievo yra duota galimybė mums, bet tas toks nuolatinis užsibėgimas, jis sutrukdo mums pamastyti apie svarbiausius gyvenimo klausimus. Ir kaip aš su vienu studentu esu kalbėjęs universiteto vienoj tokiai mugiai, jis sakė, kad dabar apie Dievą jis nemastys, vėliau kažkada gyvenime pamastys, dabar jis turi ką veikti kol kas. Tai pamastys ten tada, kai jau, link senatvės, tada, kai jau yra svarbus tie klausimai, gyvenimo mirties, tada jisai pasvarstys, o dabar tiesiog jisai yra užsiėmęs kitais reikalais, jisai gyvena gyvenimą. Ir tas darbas vardan darbo, kuris neturi jokio aukštesnio tikslo, jis šiaip, man atrodo, dar mums irgi kai kurie filosofai kalba apie tai, kad tie mūsų mobilieji įrenginiai ir ekranai ir socialinės medijos ir taip toliau, mums atrodo, kad mes pažiūrėję juos tarsi pailsėsim. Iš tikrųjų, mes dar dirbame, mes apdorojam nuolat informaciją, mes kažką skaitom, mums algoritmai išmeta tam tikrus dalykus ir vietoj to, kad tu pailsėtum ir tarsi tas laikas galėtų būti atidėtas kažkam kitam, tu galvoji, kad tarsi ten irgi reikia atsakyti kažką, pažiūrėti kažką ir taip toliau. Ir tas darbas, jisai nebūtinai yra susijęs su tavo profesija, bet tiesiog jisai nuolat kažkur tavo mintis yra, kažkas išsiurbia tą tavo laiką, jautiesi labai, ir plus, kai žmonės iš aplinkui būdami sako, o jisai labai daug daro. Ir čia yra komplimentas, kad tu labai daug darai. Tai svarbu atrodyti, kaip yra toks memas. Svarbiausia kažką daryti. Ir jeigu taip darai, tai reiškia, kad su tam viskas yra tvarko. Jeigu tu sustoji mąstyti, tai tada jau kažkas yra su tavim negerai, tau reikėtų, kaip sakyti, mažiau kalbų, daugiau darbų ir viskas. O ne tai, kad čia mes dabar aušinam su tamsta burna ir kalbam apie senovės izraeliečius ir aiškinam žmonėms, ką dabar jiems reikėtų daryti. Bet 9 eilutė yra vienas toks įdomus dalykas parašytas. Man atrodo, ir būtų įdomu man išgirsti paties reakciją į jį, kad parašyta yra taip, duokite vyrams daugiau darbo, te dirba ir te nepaiso melagingų pažadų. Tie melagingi pažadai, ar čia nurodo į tą izraeliečių teigiamą Dievo pažadą, kad Dievas pasakė jiems, kad reikia išeiti ir tada jie tai pristato situaciją faraonui, kad mums Dievas, hebrajų Dievas taip įsakė ir sako, jūs nepaisykite, tiesiog daugiau dirbkite ir nepaisykite melagingų pažadų. Kas čia per tie pažadai, kurie yra melagingi? Dievo pažadai ar kažkokie kitokie? Nes Mozė juk atėjo iš dykumos ir pasakė, kad Dievas išgirdo jūsų šauksmą, Dievas atėjo jūsų vaduoti, Dievas yra su jumis, jisai žada jums, vėl gerą ateitį. Ir ta prasme žmonės, kaip ir praeitam skyriuje, sako, jie patikėjo, ar ne Mozė ir Aronu, jie pamatė ženklus, jie patikėjo, kad Dievas tikrai apsireiškia ir veiks. Ir šiuo atveju faraonas sako, tai yra tuščia, visos jūsų viltis ir tai, ką jums kalba Mozė su Aronu, tai yra pažodžiui, tai nėra melas, tai yra apgaulė. Jis sako, jie jūs nori apgauti, jie jūs išnaudoja, jie jumis manipuliuoja, jie jūs sukurstė, sukėlė tas viltis, jūs visi, sakykime, susiruošėt kažkur keliauti švęst, vietoj to, kad mąstytumėt apie darbą ir kaip viskas baigėsi. Baigėsi dabar tuo, kad jūs man davėt pagrindo savo įžūliais prašymais, jūs labiau krauti darbą. Kitaip tariant, Mozės veikla yra manipuliatyvi ir jos rezultatas yra dar sunkesnė tikrovė. Tai šiuo atveju, kuo greičiau jūs atsisveikinsit su Moze, tuo bus geriau.
Tai va čia šiuo atveju toks kaltinimas dažnai, kurį mes vėl išgirstam, kad religija manipuliuoja žmogumi, jam suteikia amžino gyvenimo lūkestį, kas yra labai daug, žmogus tarytum sujudinamas yra, bet iš tikrųjų rezultate gyvenimas jam gali būti kaip tik labai nebepraktiškas tapti ir panašiai. Tai tas kaltinimas arba toks argumentas, jis irgi tam tikrą būdu yra ir šiandien išgirdimas, ar ne taip, Laurinai? Tikrai taip, aišku, kad neretai yra toks prieštaravimas įsakomas krikščionims, kad jo, jūs čia žmonės, vietoj to, kad leistumėt žmonėms normaliai gyventi ir tai, kaip jie nori ir patirti džiaugsmą bent kažkiek šitam gyvenime, nes po to nieko nėra. Tai arba bent jau niekas nežino tiksliai. Tai niekas nežino, kaip yra, o tu tai tiksliai nežinai. Krikščionis tikrai nežino, kaip yra. Tai vietoj to, kad atitrauktumėt žmonės prie kažkokių tų keistenybių dangiškų dalykų, leiskit jiems normaliai gyventi, pasidžiaugti gyvenimu, o ne kankinti juos savo įsakymais ir liepimais, ką reikia ir ko nereikia dabar daryti, o labiau, kad tie nurodymai dar yra ir blogi visi jie. Tai be abejo, kad taip yra, bet ir patiems izraeliečiams čia nepanašu, kad viskas labai patinka šitą situaciją, kai jiems yra primetama daugiau tų lažų darbų, iš pradžių jie apsidžiaugia 4 skyriui. Toj pabaigoje mes pažiūrėsim tiksliai, koks ten buvo tekstas, ką jie pasakė, kad žmonės įsitikino ir išgirdę, kad viešpats parodė rūpinimis izraelitais, pamatė jų kančią, jie parpuolė kniupsti ir pagarbino. Tai pirmiausia, viešpatės ateina pažadas, jie parpuola kniupsti, pagarbina, pasidžiaugia viešpats, pamatė mūsų vargą. Tada ateina viešpatės žodis, kad reikia sakyti faraonui, kad viešpats liepia izraeliečiams išeiti ir jisai turi juos išleisti, sukilimas nėra organizuojamas, vykdomas, viskas daroma yra teisėtai. Ir tada, kai faraonas atsako neigiamai ir užkrauna jiems daugiau darbų, pradeda skųstis visi. Pradeda pirmiausia skųstis izraeliečiai, kad žiūrėkit, jie puola Aaroną ir Mozę, žiūrėkit, ką jūs dabar pridirbot, mums geriau gal būtum iš vis nieko nedarę, bent jau vargė taip, kaip vargom, o dabar vargsim ženkliai daugiau. O Mozė pačioj pabaigoje skyriaus sako taip, o kodėl viešpatė taip blogai elgėsi su šita tauta, kam iš vis mane siuntėjai. Tai visi yra, atrodo, nuo vieno skyriaus pabaigos iki kito skyriaus pabaigos tokie amerikietiški kalneliai. Taip, Laurinai, ir čia mes susidarėm su tokia situacija, jog atrodytų, kad tai, ką padaro Mozė, iš tikrųjų duoda pagrindą apsunkinti izraeliečių dalį. Reiškia, jisai sukuria savo veiksmais jų nekenčiančiam faraonui priežastį, formalų pretekstą, juos dabar labiau spausti. Ir šiuo atveju, natūralu, izraelitai, jie, kaip ir sako, na, kodėl tu tai padarėjai, kodėl tu nepramatėjai, jei tu toks išmintingas, ar nereikėjo tau pragalvoti, kad tavo prašymas realiai bus netenkintas ir jeigu jis buvo netenkintas, tai nereikėtų jo užduoti. Kita vertus, Dievas juk Mozei pasakė, jog prašysi ir jis tavęs neleis. Tai nebuvo surprizas ir Mozei tai neturėtų būti surprizas faraono reakcija. Ji buvo jau Dievo jam iš anksto įspėta. Ir mes kaip klausytojai tos istorijos buvom irgi įspėti, jog faraonas tai juk iš pradžių netenkins prašymo. Reiškia, tai, ką daro Mozė, nėra Dievo plano feilas, bet Dievo plano dalis. Taip, ji labai netikėta, ji neįprasta, tačiau iš praeitų skyrių mes jau žinom, kad taip ir turėjo būti. Reiškia, tai faraonas savo netenkinimu duoda pagrindą Dievui kelti prašymo gylį. Štai kur yra gražumas, kad jeigu ne tas faraono atmetimas, tai realiai Mozė būtų galėjęs paprašyti atleisti juos nuo darbų religiniai šventiai. Bet kadangi kaip gerai, kad faraonas netenkino šito prašymo, tai suteikia moralinį ir dievišką pagrindą prašyti pilnai būti atlaisvinti. Nes tu negerbi negerbi Dievo, negerbi fundamentalių žmogaus teisių, religinės teisės, tokiu atveju tu negali būti to faraonu. Tai jeigu mes žiūrėtume iš tos perspektyvos, viskas klostosi kaip tik pagal planą, kaip gerai, kad faraonas netenkina. Ir va čia yra tas skirtingas požiūris. Iš vienos pusės atrodo, tai faraonui Mozė davė priežastį padaryti dabar kažką blogo. Iš kitos pusės, tai faraonas davė priežastį Dievui padaryti kažką gerą. Ir va šita dilema arba šitas požiūris buvo identiškas, ta izraelitų reakcija buvo identiška mokinių reakcijai į Kristaus mirtį. Iš vienos pusės tai, kas įvyko su Kristumi, Mesijumi, jo kančia ant kryžiaus, jo išdavystė atrodė kaip visiškas Dievo plano
nepavykimas. Kaip taip galėjo atsitikti su Dievo pranašu, su jo teisiuoju. Jie žiūrėjo ir galvojo, kad kažkas čia ne pagal planą pasisuko. Tačiau jeigu mes šiek tiek atsitraukiam ir grįžtam atgal, kad viskas buvo išpranašauta, tai nebuvo netikėta, viskas vyko kaip ir turėjo įvykti. Ir kaip tam tikrą prasme gerai, kad iš tikrųjų, ta auka įvyko taip, kaip jį įvyko, jinai mus atpirko. Kaip gerai, kad duoto atveju, tie pikti žmonės nesumastė, kad tai, ką jie daro, iš to stovėjo pasaulio valdovai, kaip apaštalas Paulius rašo laiške korintiečiam, jog jie nesuprato, kad kovodami su Kristumi, jie iš tikrųjų pakerta ir savo pačių valdžios galę, jie sunaikina mirties galę. Kristaus mirtimi, kuri buvo neteisėta ir neteisinga, bet tuo būdu buvo įvykdyta didžiausia pergalė ir žmonės buvo išvaduoti iš didžiausios vergijos, iš mirties baimės ir galų gale iš pačios mirties. Tai va čia labai panaši situacija. Atrodo, viskas eina ne pagal planą, bet iš tikrųjų toks planas. Tai va atrodo, kad Mozė paprašydamas viską tik pagadina, bet iš tikrųjų kaip gerai, kad faraonas taip sureagavo, nes tai leidžia Dievui tuo pagrindu juos išvesti ir iš tikrųjų pilnai atpirkti iš vergovės, o ne tik tai į vieną šventę iškeliauti. Čia galima sakyti, kad kaip dabar kai kurie sakytų, kad nerzinkit, nenervinkit Putino, nes žiūrėkit geriau tada ramiai, kad dar blogiau nebūtų, nes jau yra blogai, dar truputį paerzinsi, dar kažką paprašysi, nors ir teisėtai atrodo tai, bet geriau tada galbūt nieko, bet panašu, kad tas prašymas, būdamas teisėtas, galiausiai nors tenka patirti kažkokį didesnį sunkumą, galiausiai viešpats jį panaudoja išvesti į laisvę. Ir dar kitas dalykas yra toks, kad kas man atėjo į galvą, bet nežinau, ar čia yra teisinga, tai lauksiu reakcijos, pareflektavimo šitos minties, kad kai izraeliečiai prašo faraono, kad jisai juos išleistų, jis sako, jūs taip, tai tada aš jums daugiau darbų. Jie dar kartą nori paprašyti dar daugiau darbų. Tai prasme, ko jie daugiau prašo, tuo tada jisai apsunkina jiems situaciją, kad jie pakeistų savo elgesį ir požiūrį. Bet kadangi Dievas juos veda, tai jie negali šito dalyko pakeisti, nes Dievas yra tas, kuris veda, jie čia ne patys sugalvoja šitą dalyką. Ir jie pasikliauja jo jėga. Tai Dievas tarsi atsako jiems, ne jiems, bet faraonui, atsako tarsi duoda jo paties vaistų, atsako gerai, mes prašysim, tu neleisi ir kuo tu daugiau neleisi, tuo tu daugiau pats gausi tų vadinamų rykščių, kur galiausiai ir Dievas užkietina jo širdį. Tai čia, ar čia galima sakyti, kad kažkokia yra tarsi tokia sąsaja, kaip ir priešinga atvirkščia šitai situacijai, kaip faraonas elgėsi su izraeliečiais, taip tada Dievas atsako, nes mes jau esam skaitę, kad dažnai tie, kurie bando pergudrauti Dievo tautą arba elgtis ne pagal Dievo išmintį, jie patys paragauja tų pačių savo vaistų, tik tais jau dvigubą dozę. Taip, Laurinai, faraono elgesys, tarytum yra atgręžimas jam pačiam ir Dievas įveda jam dangiškas sankcijas, galim tai pavadinti, tai ne visiškai yra bausmės, tiesa, to žodžio prasme, nes bausmės tikslas būtų iš tikrųjų paliesti ir palikti, kad jinai būtų atlikta. O šiuo atveju mes dabar turim visai kitą situaciją, mes turim sankciją, tai yra tikslas, kad tu pakeistum savo elgseną. Tai visiškai kitas momentas. Ir dėl Putino, matai, situacija yra tokia, kad mes kaip europiečiai nesam jo nei vergai, nei pavaldiniai, mes pilnai turim teisę prieštarauti ir kovoti. Tai šiuo atveju mes tikrai jo nieko neprašom. Mes nesam, mums nereikia nieko prašyti, mes esam laisvi. Tačiau labiau tai tinka Rusijos opozicijai, kurios yra, iškyla klausimas, ar jai vertėjo ar nevertėjo priešintis kaip visuomenės daliai. Tai čia aš sakyčiau, jo iš tikrųjų kažkokia prasmė tame yra. Galima pasakyti, kad kai kada tas prašymas ir kovojimas jis laikinai atrodo beprasmis, bet jis gali vėliau būti apgręžtas ir įgyti tą prasme. Tai taip atsakyčiau. Kadangi dar turim kelias minutės, ar kažkokių yra apibendrinančių minčių, arba gal kažkokia dar minties gyja, kuri nebuvo mūsų panarpliota? Taip, tai mes galim dar kartą pažiūrėti pačiam gale, galbūt dar yra Mozės skundas. Ir čia šiuo atveju mes turime pirmą kartą užfiksuotą maldą Dievo šventojo, sakykime, maldą, kuomet yra priekaištaujame, Dieve, kodėl tu darai, kas sukelia žalą. Ir čia šiuo atveju Dievas, pastebėk, neatsako jam nei pikčiu, nei kažkaip blogai sureaguoja, nes tai yra intymus momentas. Viena vertus juk Mozė žinojo, kad taip ir bus, taigi jo klausimas neskamba kaip nežinuko.
jis greičiau išgyvena dėl tos pačios skausmo, kurį turi pereiti izraeliečių tauta. Tai taip, viena vertus sutinka, kad jinai turi ištikti, jos kita vertus jam skaudu, kad jie išgyvena. Ir tas priekaištas nėra pykčio priekaištas, bet tai yra meilės priekaištas. Viešpatie nedelsk ir kuo skubiau išnaudok tai. Tai va tuo būdu mes galim tai pamatyti. Ir tada kitos skyriaus pirmoji eilutė parašyta, kad tuomet viešpats atsakė Mozei, dabar pamatysi, ką aš darysiu faraonui. Iš tikrųjų, galingos rankos priverstas, jis leis jiems išeiti, galingos rankos priverstas, jis išvarys juos iš savo krašto. Kaip ir minėjot, kad Dievas nepriima to kaip neteisėto kažkokio priekaišto, bet iš tikrųjų kaip tokį skausmo šauksmą. Ir Dievas pasako, kad tikrai aš sureaguosiu. Galiausiai tai bus. Ir kartais tikriausiai mums taip irgi gali būti, kada tu viešpatė ateisi, kada tu sustabdysi karus, marus ir badą. Ir kad viešpats išgirsta, atrodo, tą tokį skausmo šauksmą. Ir mes turim pilną vietų šventajame rašte, kur Dievo žmonės meldžiasi taip išliedami savo širdį, o net apsimesdami mandagiai prieidami, apeliuodami į tai, ką Dievas yra pažadėjęs. Ir Dievas tada sako, galiausiai bus, nors dabar gali būti sunku, bet galiausiai bus. Tai tokia kaip ir vilties žinia, nors ir tame sunkume. Ir galiausiai mes kitą kartą, jau tada pradėsim nuo pirmos eilutės to paties 6 skyriaus, tikriausiai teks pažvelgti vėl, kas buvo 5 skyriaus pabaigoje ir kalbėsim tada jau apie tai. Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie buvote, esate ir viliuosi būsite kartu su mumis. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu aptarinėjame Išėjimo knygą. Aš esu Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt. Su manimi kartu prie mikrofono buvo, kaip ir įprasta, Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Kitą kartą jau aptarinėsime Išėjimo knygos 6 skyrių. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radio grojaraštyje, Biblijos slėpiniai ir susirasti Išėjimo knygos skyrius. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų ir sudiev. Sudie.